įkvėpimą rankomis į viršų ir pajaučiame, kaip aktyvuojame apatinę dubens dugno dalį. Išilginam stuburą, suglaudžiam delnus prie krūtinės ir sušildome delnus. Stipriau, dar stipriau pažadinam savyje vidinę ugnį ir uždedam delnus ant veido. O su iškvėpimu leidžiame delną žemyn, bet liekame užsimerkusios. Ir nuo šios akimirkos mes pradedam nukreipinėti savo dėmesį į vidų. Skanuokite savo kūną nuo kojų pirštų iki klubų. Jauskite aktyvų dubens dugną, tačiau atpalaiduotai sėdintys. Jauskite pilvo apačią tonuse, tai leidžia mums patiesinti dar labiau nugaros apačią ir padaryti nugaros apačią neutralią. Tai reiškia neišręsta ir nesuapvalinta. Dėka pilvo raumų. Jaučiame atvirą krūtinę, nuleistus pečius, atpalaiduotas rankas, atvirus delnus. Kaklas atpalaiduotas, smakras lygiai prie žemės. Atpalaiduotas veidas. Ir truputėlį viršugalvių tempiamas aukštyn. Atpalaiduojam žandikaulius. Ir tokioj būsenoj, kūniškoj ir kūniniai būsenoj mes sinchronizuojame su savo vidumi ir su savo kūnišku, puikiuoju, puikiai simetrija. Kai mūsų dešinė ir kairė pusė yra vienoda, kaip priekis ir galas kūno, kaip dvi tiesios linijos, kiek grečios vienas kitai. Mes jaučiame stiprų dubens dugną mūsų šaknis ir mes siekiame dangaus. Ir savo viršugalvę. Ir dabar mes kreipsime dėmesį į mūsų kvėpavimą, pradėsime nuo jo. Įkvepiant, vizualizuokite, kaip iš dubens dugno, iš pilvo apačios kyla srovė per jūsų stuburą į viršų. O su iškvėpimu įsivaizduokite, kaip kita srovė, energetinė srovė teka nuo jūsų viršugalvių per veidą, per priekinę kūno liniją iki pat dubens dugno. Ir vėl įkvėpimas nuo dubens dugno per stuburą aukštyn. Iškvepiant per viršugalvį, per priekį. Energetinė srovė leidžiasi išeiti iki pat dubens dugno. Prisiminkite Ujjayi kvėpavimą, prisiminkite šią techniką, kuri leidžia mums kontroliuoti ir nukreipti mūsų kvėpavimą, mūsų energetiką. Taigi įkvepiam kartu
Įkvepiam į viršų. Iškvepiam per priekį šiandien. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar keli ramūs kvėpavimo ciklai. Kai galite prisiminti, kad kai mes įkvepiam, mūsų energetika kyla aukštyn. Mes tarsi išilginam stuburą, mes užaugam. Todėl visos asanos, kai mes keliame rankas, keliame savo kūną į viršų, keliame kojas į viršų, visuomet vyksta per įkvėpimą. O dabar pastebėkite iškvėpimus. Per iškvėpimą mūsų energija leidžiasi žemyn, mes žemėm. Todėl visi nusilinkimai žemyn, rankų leidimas žemyn, kojų nusileidimai žemyn, visa tai vyksta per iškvėpimą. Kiekvienas judesys turi savo veikia mūsų energetiką, todėl jis turi būti suorganizuotas su kvėpavimu. Dabar prijungsime rankas. Su įkvėpimu keliame rankas į viršų, virš galvos, viso įkvėpimo metu. Iškvėpimo metu rankos palei šonus, delnai žemyn, leidžiasi žemyn. Jūs jaučiate, kaip kūnas įsižemina ir kaip šis judesys atspindi tai, kas vyksta mūsų energetikoje, tai, kas vyksta mūsų kūne. Įkvepiam rankus į viršų. Suglaudžiam delnus. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam žemyn. Ir su ateinančiu įkvėpimu keliame rankas. Ir dabar žvilgsnį atsimerkite ir žvilgsnį keliame į viršų, žvilgsnis į delnus. Iškvėpimas delnai žemyn, smakras prie krūtinės leidžiasi žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam. Dabar dešinė ranka lieka ant kilimėlių, kyla tik tais kairė ranka. Ir mes tempiame su kairė ranka į dešinę pusę. Tempiame visą kairį šoną, žvilgsnis į viršų. Su iškvėpimu mes leidžiamės į priekį. Tuomet kairė ranka leidžiasi žemyn, dešinė į viršų. Iškvepiam į priekį. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam ujjayi. Iškvepiam. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam žemyn. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam žemyn. Įkvepiam dešinę ranką į viršų. Ir su iškvėpimu mes siekiame priekį, nuleidžiame savo galvą, nuleidžiame rankas ant pirštų galiukų, tiesinam nugarą, stengiamės sėdmenis patraukti žemyn. Dar 2. Ir 1. Iškvepiam. Ir su apvalę nugarą mes atsisėdame. Gerai, dabar delnus dedame ant pečių ir sudarome vieną tiesą liniją nuo alkūnių, nuo vienos alkūnės iki kitos. Delnai pirštai ant pečių. Dabar su iškvėpimais mes judėsime tik į dešinę pusę, o įkvėpsime į priekį.
Taigi turite taip pat išmokti suprasti, kad kai mes iškvepiam, mūsų pilvas susitraukia, ar ne? Todėl visi susisukimai, visi tvistai į šalis yra daromi, kai mes iškvepiam, nes mūsų pilvas yra tuščias. Gerai? Na ir dabar praktikoje tai pabandysime. Įkvepiam, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam į centrą, iškvepiam į dešinę ir greičiau. Aštuoni. 3. Ir grįžtame į centrą. Įkvepiam čia. Iškvepiam į kairę pusę. Įkvepiam į centrą, iškvepiam į kairę. Aštuoni. 3. Ir grįžtame į centrą. Įkvepiam rankus į viršų. Suglaudžiam delnus, atveriam delnus į viršų, pečiai žemyn. Tiesios rankos ir stengiamės rankas patraukti šiek tiek atgal. Laikant tiesią nugarą. Iškvepiam čia. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar kartelį patiesinam rankas, įkvepiam. Ir su iškvepimo rankos delnai stumiamės į šalis, leidžiame delnus ir rankas žemyn. Gerai. Ir keliaujame žemyn prie klubų. Dabar dešinė koja bus priekyje, kairės kojos keliukas žemyn. Ir tarp jūsų kelių, tarp jūsų kojų yra tarsi kvadratas. Mes su klubais ir su priekinė kūno dalim pasvyrame, pasisukame į dešinės kojos pusę. Ir dabar darysime dinamikoje vieną pratimą mūsų klubo atvirimui, puikiai mankšta ryte. Taigi su įkvėpimu mes keliame rankas į viršų, su iškvėpimu mes leidžiame žemyn. Ir čia stengiamės koją stumti žemyn ir pilvų leisti žemyn. Nusileidžiam. Su įkvėpimu stumiamės kojomis nuo kilimėlio, pakeliame rankas į viršų, pasisukam prie ilgojo kilimėlio krašto, taip kad mūsų keliai būtų viršui, ir tuomet su iškvėpimu kelius nuleidžiame žemyn ir iš pilvo leidžiame žemyn. Rankomis tiesinam. Mes į priekį, galvą nuleidžiame. Vėl įkvėpimas, vėl stumiamės kojomis. Rankomis pakylame į viršų, pasisukame link centro ir iškvepiam vėl. Sulenkiam kelius, leidžiame žemyn. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam, pasisukam į kairę pusę. Įkvepiam į viršų. Pasisukam į centrą, abu keliai į viršų, iškvepiam į dešinę pusę. Dar keli kartą įkvepiam, iškvepiam į kairę. Įkvepiam į viršų, pasisukam, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam į viršų, pasisukam į kilimėlio, ilgąją kilimėlio pusę, rankas nuleidžiame žemyn, rankų pirštai žiūri žemyn ir pakeliame sėdmenis aukštyn. Įkvepiam čia, kaip stalo pozicija. Kaklas ilgas, makaras prie savęs, kvėpuojam čia. 5. Sėdmenis tvirtos, kyla į viršų. 3. Tvirtos kojos, stumiamės pėdomis nuo kilimėlio.
2. Dar vienas įkvėpimas. Su iškvėpimu nuleidžiame sėdmenį žemyn ir sujungiam savo pėdas kartu į drugelį. Keliaujam toliau į klubų mankštą. Paimame su rankomis už galinės pėdų dalies. Sujungiam savo pėdutes. Pritraukiame sėdmenis dubens dugną prie kulnų ir tiesiog intensyviai leidžiame kelius aukštyn, žemyn, žemyn, aukštyn. Stengiamės tiesinti nugarą visuomet ir ieškoti to ilgio nugaroj, kaip ir viršugalvis augame į viršų. Taip ir kojos aktyviai juda aukštyn, žemyn. Nepaleidžiame kvėpavimą, kvėpuojame tik per nosį. Dar 5. 3. 2. Ir paskutinis įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Nuraminame kojas, paleidžiame, rankos keliauja atgal, padedame pėdutes, pernešam svorį ant pėdų, pakylam, sulenkiam kelius ir pilvą uždedam savo ant kelių. Pradžių galite išilginti stuburą ir tuomet nuleisti pilvą ant šlaunų. Kojos sulenktos, paimam už alkūnių ir tiesiog pasvyrame į kairę į dešinę pusę. Pajaučiame galinės visos kūno dalies tempimą, minkštai, švelniai, kartu su kvėpavimu. Šiandien mūsų praktika yra lengvesnė nei praeitos, nes jau reikėjo tokios lengvesnės. Kalbėjote, kad gan sunkoka buvo. Nusprendžiau jums duoti minkštesnę praktiką. Kūno pajutimui, susipažinimui su kvėpavimu ir judesiu. Gerai, paleidžiame rankas. Ir dabar, jeigu buvote, pasisukite dabar prie ilgo kilimėlio krašto, padėkite koją šiek tiek plačiau. Ir dabar rankos bus priekyje, mes tiesiog atirinėsime klubus. Su kūno svoriu pernešame dešinės kojos. Galite pakelti savo dešinį kūną, jeigu to reikia. Kairės kojos pirštai į viršų. Pernešam svorį ant kairės kojos, dešinės kojos pirštai į viršų. Jeigu galite nekelti kairės sulenktos kojos kūno, puiku. Jeigu reikia, pakelti ir vėl pernešam. Ir vėl. Įkvepiam į viršų, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam į viršų, iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam į viršų, iškvepiam į dešinę pusę ir čia pasiliekam. Rankos arba ant kilimėlio, arba priešais krūtinę. Ir su dešinio alkūne jūs galite atvirinėti keliuką į šalį. Kvėpuojam čia. Dar vienas. Su iškvėpimu padedame rankas į priekį, įkvepiam į viršų, pakeliame sėdmenis, iškvepiam, keliaujame kairę pusę. Ir pasiliekame čia. 5,
4, 3, 2, paskutinis įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpiam į centrą, pasisukam link dešinės kojų siauro kilimėlio pusės ir nukeliavome į lentą. Pėdos kartu, delnai pirštai plačiai, mūsų uodegikaulis po savim, tiesi nugara. Kulnais mes stumamės į vieną pusę, o viršugalvį priešingai. Jaučiame pilvo raumenis. Žvilgsnis į tašką tarp delnų. Visas kūnas stiprus, aktyvus ir mūsų kvėpavimas didžiai taip pat aktyvus. Ir su iškvėpimu nuleidžiame kelių žemyn, sėdmenis patraukime atgal ir ištintam nugarą. Ir kai leidžiatės žemyn, pasistengkite sėdmenis nuleisti kuo arčiau kulnų, o rankomis mes tarsi centimetras po centimetro judame į priekį, tam, kad išsitemptų nugara. Kvėpavimas nenutrūkstantis. Dar keli kvėpavimo ciklai, malonus tempimas. Ir su ateinančiu įkvėpimu mes gaubiam nugarą. Atsistojame ant 4. Gerai. Ir dabar su ateinančiu įkvėpimu mes tiesinam dešinę koją, stumiame kūną atgal, viršugaliu tempiamės į priekį. Ir su iškvėpimu mes gaubiam nugarą ir su dešiniu keliuku judame link smakro. Ir smakras juda link kelio. Rankos aktyvios, stumiasi nuo žemės, nugara apvali, presas veikia. Su įkvėpimu tiesinam nugarą, tiesinam koją, iškvėpiam, susigūžiam, įkvėpiam, iškvėpiam. Žadinam savo vidinius organus, savo nugarą, įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam. 3. Padėkite savo su kvėpavimu. Kai iškvėpėt, pilnu pajėgumu iškvėpėt. Dar 2. Ir paleidžiame dešinę koją. Patiesinam kairę, įkvėpiam. Su iškvėpimu pilnas iškvėpimas ir kairė koja prie smakro. Įkvėpiam. Dar 3. Ir paskutinis įkvėpimas. Paleidžiam koją. Ir dabar užačiam kojų pirštus, traukiame sėdmenis aukštyn, pakeliam sėdmenis, padedame teisingai rankas, taip, kad viduriniai pirštai būtų lygiai gretus kilimėlio kraštui. Ir po truputėlį lenkiame kelius, pilvą traukiame prie šlaunų ir galbūt siekiame su kulnais kilimėlio pusės. Kvėpuojame čia 5. Tvirtos rankos tiesios, stipriai kilimėlį traukiame nuo savęs, sėdmenis aukštyn, kojas stengiamės arba laikyti sulenktas tam, kad tiesinti
nugarą arba tiesinam kojas. Jeigu tiesinam kojas, stebime, kas vyksta mūsų nugaroje. Ar nesuapvalėja mūsų nugara. Paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir su ateinančiu įkvėpimu žvilgsnis į priekį. Pastatome dešinę koją tarp rankų, nuleidžiame kairės kojos keliuką žemyn. Visuomet stebėkite, jeigu yra daug pojūčių kelio sąnary, padėkite kažką minkštaus, arba jūs galite tiesiog su padvigubinti kilimėlį padėti keliuką ant paminkštinimo. Saugykite savo kelius. Su sėdmenimis mes judame dabar į priekį, rankos ant pirštų galiukų, žvilgsnis. Mes norime išilginti visą kairės kojos priekinę dalį. Paleiskite klubus į priekį. Dar vienas. Ir su ateinančiu įkvėpimu mes rankas iškeliame viršų, atveriam krūtinę. Tai reiškia, kad mes krūtinėje judame į viršų, o rankomis mes siekiame dangaus. Ir tokiu būdu mes visą savo priekinę liniją nuo kelio iki pat pirštų galiukų atveriam priekį, atveriam šviesą, tempiam. Ir su iškvėpimu nuleidžiame lėtai rankas, sėdmenis patraukime atgal ir patiesinam dešinę koją. Kojų pirštai į viršų, rankos gali būti prie pat kūno, priklausomai nuo jūsų lankstumo, arba po truputėlį su rankomis judame į priekį. Pilvu mes siekiame šlaunies, tiesinam nugarą, dešinė koja pilnai tiesia. Ir su ateinančiu įkvėpimus sulenkiam dešinę koją, žvilgsnis į priekį. Iškvėpimas, judame atgal. Įkvepiame priekį. Iškvėpimas atgal. Įkvepiam į priekį. Pakeliam kairės kojos keliuką. Taip. Laikome kairę koją tvirtą tiesą ir su rankomis pakylame į viršų. Į balansavimą. Rankos virš galvos, delnai arba kartu, arba į šalis. Žvilgsnis į priekį ir stengiamės tiesinti kuo labiau galinę koją. 3, 2, įkvepiam dar išilginam stuburą. Ir su iškvėpimu visuomet judesys žemyn. Įkvepiam dešinę koją atgal. Iškvėpimas dedame kelius, sėdmenis traukiame atgal ir išilginam stuburą. Su įkvėpimu gaudom nugarą. Iškvėpimas užečiam kojų pirštus, sėdmenis aukštyn, šonu leista galvą. Su nugara siekiame dangaus, su krūtine siekiame kelius. Ir čia 5, 4, 3, 2, dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Su ateinančiu įkvėpimu pastatome kairę koją į priekį, dešinės kojos keliukas leidžiasi žemyn ir vėl mes su sėdmenimis pilnai nusileidžiame žemyn, kiek leidžia mūsų lankstumas, rankos ant pirštų galiukų, krūtinė į priekį.
Atsipalaiduojam čia. Dar vienas įkvėpimas. Iškvėpimas, ilgai žemyn. Įkvėpiam rankos į viršų. Delnai arba į šalis, arba delnai kartu. Ir atsiveria krūtinė. Pajauskite nugaros išlenkimą. Dubens dugnas aktyvus, padeda mums turėti mūsų šaknis, jausti mūsų pagrindą. Kairė koja sulenkta, atvira krūtinė, žvilgsnis pakeltas į viršų. Dar vienas gilus. Ir su iškvėpimu judesi žemyn, sėdmenis atgal, patiesinam kairę koją. Ir vėl rankos arba arti kūno, jeigu lankstumas toks, jeigu galit arčiau priartėti prie kairės ištiestos kojos, leidžiamės labiau žemyn. Kojų pirštai į save, kvėpuojame nuo. Gilus. Ir iškvėpiam. Įkvėpimas, sulenkiam kairę koją, sėdmenis į priekį, krūtinė atvira. Iškvėpimas, sėdmenis atgal, kairė koja tiesi. Įkvėpiam ir vėl į priekį, šiek tiek dinamikos. Iškvėpiam atgal. Įkvėpiam. Įkvepiam į priekį, paleidžiame savo delnus, pakeliame dešinės kojos keliuką, tvirta dešinė tiesi koja ir atsistumiam nuo kojų rankos kaip medžio šakos kyla į viršų. Balansas čia, gilus 3. Iškvepiam, jaučiame šaknis. Įkvepiam, šakos kyla į viršų, ilginam stuburą. Iškvepiam, sėdmenį žemyn. Dar vienas ir giliai įkvepiam. Iškvepiam, rankos žemyn. Kairė koja atgal lenta, įkvepimas. Iškvepimas keliai žemyn, sėdmenis atgal, patiesinam nugarą. Gilus įkvepimas. Pajauskite, kaip į šalis šonkauliai plečiasi. Su iškvėpimu atsipalaiduojam. Su įkvėpimu gaubiam nugarą, kylame ant 4. Užačiam kojų pirštus, sėdmenis į viršų, šuo nuleista galva. Ir šunie nuleista galva, paskutiniai 5 kvėpavimo ciklai. Šuo nuleista galva yra mūsų karalienė asana, nuo kurios daug kas priklauso. Čia mes ir krūtinę atveriam, ir kojas patiesinam, lankstumą gerinam, stiprinam rankas. Taip pat mūsų nugara tiesinama. Aktyvios kojas, pakelkite šlaunis į viršų. Aktyvios rankos stumiasi nuo žemės. Dar 2 gilūs įkvėpimai. Ir iškvėpimai. Dar vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Puiku. Pakelkite savo galvą ir kojomis nueikite iki rankų. Čia padedame pėdas prie kilimėlio krašto, sulenkiam kelius ir atsisėdame į malasą, klubų atvirimą. Alkūnėmis mes į šalis kelius atvirinėjame, delnus traukime prie krūtinės ir krūtinę stumame į priekį. Tiesinam nugarą, viršų, įtempiamas aukštyn. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja, atsirakina mūsų klubai.
Jeigu jaučiate, kad čia labai sunku išbūti, visuomet padėkite kažką po sėdmenimis. Tai gali būti pagalvėlė, tai gali būti blokas, tai gali būti knyga, tai gali būti bet kas, kas leidžia šiek tiek turėti daugiau pagrindo. Atpalaiduokite dabar žandikaulį, atpalaiduokite veidą, atpalaiduokite dubens dugną ir paleiskite įtampos po miego klubo srityje. Dar keli kvėpavimo ciklai. Ir su iškvėpimu rankos atgal, paleidžiame sėdmenį žemyn. Suįglaudžiam pėdutes ir patiestam abi kojas. Ir šiandien atsisėskite taip, kad abu sėdmenų kaulai būtų jaučiami. Kojų pirštai į save ir pažiūrėkite savo pėdas. Įsivaizduokite, kad jūs stovite dabar ant pėdų, tad jums reikia taip pasukti kojų pirštus, tarsi jūs stovėtumėt ant pėdos. Tai reiškia, kad didžiuosius pirštus mes stumėme į priekį. Ir kojų pirštai į save. Aktyvuojame raumenis, kojų raumenis, tvirtas mūsų pagrindas. Dabar viršus, įkvepiam rankos į viršų. Išilginam savo stuburą, patiesinam. Nieko nekeisdamos kojose, tiesiog nuleidžiame rankas prie savo klubų, dandas. Ir šiandien aš noriu, kad jūs pajaustumėt, kaip šitoj asanoj, kai mes esame statiškoje asanoj, laikant tiesą nugarą, tvirtas, aktyvias kojas, mes kaip akumuliatorius akumuliuojame energiją į savo kūną, į savo nervų sistemą. Galite užsmerkti ir tiesiog nukreipti savo dėmesį į tašką tarp antakių. Ir kaip akumuliatorius susiurbiame energiją į save, laikant tokią tiesą nugarą, tvirtas, aktyvias kojas ir mūsų gilų kvėpavimą džiai. Aktyvios rankos stumiasi delnai žemyn. Jūs galite pajausti energetiniam lygmenį, kad jūs akumuliuojate energiją į save. Dar keli kvėpavimo ciklai. Paskutinį įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Atsipalaiduojam. Paėmėme, sulenkėme kelius. Suapvalinam savo nugarą ir gulamės ant nugaros. Okay. Ir dabar rankas padedame į šalis, į šonus. Abi rankos sudaro vieną tiesią liniją. Ir dabar jūs galite pasirinkti arba su lenktom kojom, mes keliausime link alkūnių, arba su tiesiom kojom, kas yra šiek tiek sudėtingiau pagal savo lygį. Mes įkvepiam centre, o su iškvėpimu mes judame į vieną pusę, jungiant presą, įkvepiam vėl į viršų, rankos šiek tiek padeda, iškvepiam į priešingą pusę. Įkvepiam į viršų centrą, stengiamės alkūnių ir pečių nekelti, iškvepiam į priešingą. Ir toliau tęsiam.
Alkūnės ir pečiai ant žemės. Dar 3. 2. Ir paskutinis. Kelkite kojas į viršų. Patiesiname abi kojas. Ir dabar jaučiant nugaros apačią priklijuotą prie žemės. Reiškia, mes turime aktyvuoti presą. Mes pradedam leisti koją žemyn. Presas aktyvus. Nugara prispausta prie žemės. Nuleidžiame kojas į šalis. Ir rankas ištempkite aukštyn. Ir tuomet padėkite prie šonų, prie jūsų klubų. Pasukite galvą į kairę pusę. Tuomet į dešinę. Vėl į centrą įkvepiam. Iškvepiam. Pasukam galvą į kairę pusę. Įkvepimas į centrą. Iškvepiam į dešinę. Ir įkvepiam į centrą. Ir šitoj padėtyje, šavasanoje, kuri bus trumpa, aš noriu, kad jūs nukreiptumėt jūsų dėmesį į pilvo erdvę. Jūs netgi galite padėti kairį delną ant pilvo apačios ir šitoj padėtyje pajaustumėt, kaip jūsų pilvas kyla įkvėpimo metu. Ir kaip jis leidžiasi iškvėpimo. Įkvepiant, pilvas kyla, o delnas kaip laivelis ant pilvo juda į viršų. Iškvepiant, pilvas leidžiasi žemyn, kaip nuo bangos laivelis nusileidžia. Pratinkitės kvėpuoti į pilvo apačią ir stebėti šį judėjimą savo viduje. Dar keli ramūs galite pasiekti. Ir su ateinančiu įkvėpimu suglauskite pėdas kartu ir išilginkite rankas už galvos, tiesinkite rankas. Gerai, sulenkite abi kojas, atsigulkite ant kairio šono, galva ant kairės rankos, dešinė ranka priešais krūtinę. Ir dabar išmoksime, kaip teisingai pakilti, tam, kad nesusisuktų galva ir tam, kad mes nepamestumėm atsipalaidavimo būsenos po šavasanos. Taigi nuo kairio šono mes pradedam stumtis nuo žemės su dešinė ranka, su kairė ranka, po truputėlį nuo kairių šonų kylam, rakės užmerktos ir sukryžiuojame kojas. Vėl čia atrandame savo įsicentravimo poziciją, patogią, komfortišką jums. Padarome vieną gilų įkvėpimą rankomis į viršų. Su iškvėpimu
Delnais leidžiamės prie krūtinės. Ir paliečiame savo krūtinės centrą su pirštais, pečiai nuleisti, smakras lygiai gretų žemėje. Ir minutei laiko susikoncentruojame į tašką tarp antakių. Jums nieko nereikia keisti savo fiziniam lygmenį, jūs tiesiog turite intenciją, ketinimą žiūrėti tarsi pro savo trečią dvasinę akį, kuri yra tarp antakių, kaktos centre. Ir jūs galite pajausti, kad kai nukreipinėja dėmesį šį tašką, gali būti netgi kažkoks skausmas arba nepatogumas, tačiau neišsigąskite, tai praeina. Ir liekame čia, fokusuoti savo dėmesį. O dabar švelniai nuleidžiame smakrą prie krūtinės. Padėkos ženklas sau, savo erdvei, savo rytui, savo laikui, visom aplinkybėm, kurios leido jums šiandien